Anksčiau ar vėliau beveik kiekvienas patyręs programuotojas atsidūrė karjeros kryžkelėje. Pasiekus seniorų lygį, kyla natūralus klausimas, o kas toliau? Šiandien panagrinėsime 2 populiariausius kelius ir atskleisime, kodėl vienas iš jų, kuris dažnai atrodo kaip logiškas paaukštinimas, iš tikrųjų gali būti pavojingi spąstai. Taigi, šis klausimas. Jis tikrai kankina ne vieną. Ar verta sukti į vadybą, lipti tais tradiciniais karjeros laiptais, o gal geriau likti techninėje pusėje ir gilinti savo žinias dar labiau? Pažiūrėkime, ką apie tai sako patirtis ir šaltinių analizė. Štai trumpas mūsų kelionės planas. Pradėsime nuo komandos vadovo vaidmens spąstų, tada sugriausime populiarųjį 50/50 mitą, palyginsime tai su architekto keliu ir galiausiai pateiksime aiškų verdiktą. Taigi, pradedam. Gerai, taigi pradėkime nuo to kelio, kuris daugeliui atrodo labiausiai akivaizdus – tapti komandos vadovu arba team leadu. Na, iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo puikiai, tai juk paaukštinimas, bet šaltiniai, kuriuos nagrinėjame, piešia, sakyčiau, kur kas niūresnį vaizdą. Formaliai žiūrint, komandos vadovas yra žmogus atsakingas už komandos darbą ir jos rezultatus. Viskas lyg ir aišku. Tačiau, kaip sakoma, velnias slypi detalėse, o tų detalių čia pasirodo yra labai daug. Ir štai. Pirmas šaltas dušas. Šaltiniuose ši pozicija įvardyjama kaip pati nepalankiausia visoje įmonėje. Taip, būtent taip. Kaip gali būti, kad paaukštinimas yra nepalankus? Aiškinamės toliau. Ši pozicija turi tokį, labai jau vaizdingą pavadinimą – vazelino pozicija. Ir tai puikiai viską iliustruoja. Komandos vadovas yra tarsi įspaustas tarp 2 girnų. Iš apačios spaudžia komanda su savo techniniais iššūkiais ir lūkesčiais, o iš viršaus vadovybė su savo verslo tikslais ir terminais. Bandant įtikti abiem pusėms, labai lengva tapti visų problemų centru. Ir tai tikrai nėra vien užduočių delegavimas. Tai yra nuolatinė psichologinė našta. Reikia motyvuoti komandą, kai galbūt ir pačiam trūksta motyvacijos, prisiimti atsakomybę už visų klaidas, laviruoti vidinės politikos labirintuose. Ir, kas turbūt sunkiausia, susitaikyti su faktu, kad komandos seniorai techniškai yra stipresni už tave. Nenuostabu, kad šaltiniai teigia, jog šioje pozicijoje perdegimo rizika yra tiesiog milžiniška. Na gerai, gal bent jau pinigai viską kompensuoja. Sėdi, kankinėsi, bet alga didesnė. Pasirodo, nebūtinai. Štai šaltiniuose analizuojamoje rinkoje matome, kad geras senioras dažnai uždirba daugiau nei jo vadovas. Logika paprasta, senioras kuria apčiuopiamą, pamatuojamą vertę. O vadovo indėlį pamatuoti yra kur kas sudėtingiau. Ir galiausiai tikri karjeros spąstai. Tai vadinamasis vendor lock arba gamintojo pririšimas. Komandos vadovo įgūdžiai tampa labai specifiški būtent šiai įmoniai, jos procesams, jos politikai, jos žmonėms. Ir kas nutinka, kai norisi pakeisti darbą? Ogi tai, kad tos specifinės žinios kitoje įmonėje yra beveik bevertės. Labai dažnai vienintelė išeitis – daryti žingsnį atgal ir vėl tapti vyresniuoju programuotoju. Gerai. O dabar pakalbėkime apie tą saldų pažadą. tą mitą, kurį turbūt yra girdėjęs kiekvienas, kuris bent svarstė apie šią poziciją. Ta frazė skamba maždaug taip. Mes norime, kad pusę laiko skirtum kodavimui, o kitą pusę vadybai. Skamba tiesiog idealiai, ar ne? Ir techninius įgūdžius palaikai, ir kaip vadovas augi. Bet tiesą sakant, tai yra didžiausia raudona vėliava. Štai kodėl. Realybė yra kur kas žiūresnė. Tai nėra 50+50. Tai yra 100+100. Iš esmės, iš tavęs tikimasi, kad dirbsi 2 darbus pilnu etatu. Kad busi ir 100% vadybininkas, ir 100% programuotojas. O rezultatas? Manau, visiems aiškus. Tai tiesus kelias į perdegimą. Gerai, pakaks tų tamsių spalvų. Jeigu komandos vadovo kelias yra toks duobėtas, tai kokiagi alternatyva? Laimiai, ji yra. Ir šaltiniai siūlo kur kas šviesesnę ir kūrybiškesnę perspektyvą. Sveiki atvykę į architekto pasaulį. Tiesa, kai sakome architektas, svarbu suprasti, kad tai nėra viena pozicija. Galima išskirti 3 pagrindinius tipus. Sprendimo architektas dirba arčiausiai kliento ir sprendžia jo problemas. Programinės įrangos architektas neria giliai į techninę virtuvę. O įmonės architektas mąsto pačiu aukščiausio strateginių lygmenių apie visos organizacijos ateitį. Kad būtų aiškiau, įsivaizduokime sprendimo architekto dieną. Jis nepuola iškart rašyti kodo. Ne. Pirmiausia, jis klauso kliento, analizuoja, bando suprasti, ko verslo iš tikrųjų reikia. Tada jis projektuoja sistemas, piešia diagramas ir tik galiausiai pateikia išsamų sprendimą. Tai kūrybinis strateginis darbas, kur techninės žinios susijungia su verslo supratimu.
O dabar mano absoliučiai mėgstamiausia analogija iš visos šios analizės. Ji tiesiog geniali. Įsivaizduokite, kad žaidžiate Minecraft. Komandos vadovo darbas tai survival režimas. Nuolat gesini gaisrus, kovoji dėl resursų, bandai išgyventi. O architekto darbas tai creative režimas. Turi visus įrankius, neribotą laisvę ir gali kurti bei statyti kažką tikrai įspūdingo. Skirtumas, manau, akivaizdus. Taigi, apibendrinant viską, koksgi verdiktas? Išnagrinėjus visus argumentus, šaltinių siūlomas atsakymas yra labai aiškus. Rekomendacija yra tiesi ir negailestinga. Jei tik įmanoma, praleiskite komandos vadovo etapą. Tiesiog peršokite jį. Užuot lipę į šį potencialiai pavojingą vaidmenį, visą savo energiją nukreipkite tiesiai į architekto poziciją. Apibendrinkime, kodėl tai geriau. Taip išvengiama tos psichologinės naštos ir perdegimo. Išsisukama iš 100+100 spąstų. Iškart pereinama į kūrybiškesnį strateginį vaidmenį. Ir kas svarbiausia, įgyjami įgūdžiai yra universalūs, o ne pririšti prie vienos įmonės. Galima susitelkti į tai, kas ir teikia didžiausią malonumą – sprendimų kūrimą. Ir pabaigai pažvelkime karjerą truputį iš plačiau. Juk augimas tai ne vien tik pozicijos pavadinimo pakeitimas CV. Ši citata iš šaltinių puikiai viską apibendrina. O 10 ir 15 metų programavimo daugelis užduočių pradeda atrodyti vienodos. Kad išliktų įdomu, kad išvengtumėte stagnacijos, tiesiog privaloma ieškoti naujų iššūkių. Architekto vaidmuo ir yra būtent toks iššūkis – aukštesnio lygio sudėtingesnių problemų sprendimas. Tai būdas tobulėti, o nestovėti vietoje. Taigi viską užbaigime vienu klausimo apmąstymui. Ar tikslas yra tiesiog lipti jau egzistuojančiais, kažkieno kito pastatytais karjeros laiptais? O gal tikslas yra panaudoti visą savo talentą ir suprojektuoti visiškai naujus? Tikimės, ši analizė padės rasti atsakymą